dėl referendumo du aspektai. Lietuvos Seimas sako, inkorporė 141 Seimo narys. Patikėkite, mes praėjusią kadenciją išdavėm konstituciją, sulaužėm priesaiką. Šią kadenciją 84 Seimo nariai mes išdavėm. Bet mes dabar jau suprantame, kad pasielgėm negerai ir patikėkite, konstitucinį įstatymą dėl pilietybės mes priimsime tinkamą, gerą, taip kaip reikia visiems Lietuvos žmonėms. Aš esu negeras. Aš negaliu jais tikėti, nes jie jau prarado bet kokį pasitikėjimą. Tai pirmas. Antras aspektas. Aš kaip Lietuvos pilietis negaliu balsuoti už diskriminaciją. Lietuvos piliečiai diskriminuojami pagal tai, kurioje šalyje gyvena. Ir jeigu Lietuvos pilietis gyvena Baltarusijoje, tai jisai netinkamas Lietuvos pilietis, lyginant su tuo, kuris gyvena Anglijoje, ar Prancūzijoje, ar Amerikoje. O Lietuvos konstitucija, mūsų visų priimtas dokumentas sako, diskriminacija negalima. O Seimas sako, ne, čia tie Lietuvos piliečiai turi susiprasti ir išvažiuoti iš netinkamų šalių. Valdžia taip pasakė.